Kelio režimas įjungiamas paspaudus baltą mygtuką ant porankio. Galiausiai, jei išvažinėjate iš nukulto lauko ir įjungiate šią funkciją, pamatysite iššokantį įspėjimą. Šiame iššokančiame lange pateiktas sąlygų sąrašas, kurias reikia įvykdyti, kad saugiai pereitumėte į kelio režimą. Vadovaukitės instrukcijomis ir būsite pasiruošę važiuoti. Šiame pavyzdyje reikia uždaryti grūdų bunkerį ir užlenkti iškrovimo sraigės galinę dalį. Dabar galite pritaikyti savo vairavimo būdą, nes Ideal kombainui siūlomi 3 režimai. Pagrindinėme ekrane spustelėkite piktogramą su kombainu dešiniajame kampe. Tada iš kombaino pasirinkite funkcijų piktogramą. Ekrano vidurinėje dalyje matysite važiavimo režimų langelį. Spustelėkite jį ir pateksite į išskleidžiamąjį eko režimo meniu. Naudojant pirmąją funkciją, NONE, variklio sūkiai reaguoja tik į impulsą iš valdymo svirties. Galiausiai, šis režimas neturi jokio potencialo taupyti kurą. Time režime variklio sūkiai reaguoja į impulsą iš valdymo svirties, tačiau kai Ideal sustoja ir tam tikrą laiką stovi, variklio apsukos sumažinamos. Pavyzdžiui, jei sustojame prie šviesoforo, Ideal greitai pereis į laisvą eigą. Išplėstinėme režime variklio sūkiai veikia 300 apsukų per minutę diapazone. Pavyzdžiui, važiuojant lygių paviršiumi maksimaliu greičiu, Ideal sumažina apsukas iki 1600 apsukų per minutę vietoje 1900, taip optimizuodamas kuro sąnaudas. Priešingai, važiuojant į kalną, kombainui reikia padidinti alyvos srautą, kad išlaikytų greitį. Tokiu atveju sūkiai automatiškai pakils iki maksimalių 1900 apsukų per minutę. Dabar pasirinkite išplėstinį režimą ir patvirtinkite. Dabar, naudodami mygtuką ant porankio, perjunkite iš žemos pavaros į aukštą. Atminkite, kad galite perjungti pavaras ir važiuodami, nestabdydami Ideal. Išplėstinis režimas automatiškai optimizuos Ideal veikimą kelio režime.